Labas rytas, paskutinis šaltas rytas, -12 dabar, naktį irgi gal panašiai buvo, kad dabar yra šalčiausias matyt laikas, pas mus šil garuoja ir bata, Vidmantas nerimsta. Vidmantai, sakė, svečių turėjom šiandien. Labas rytas, teliukai buvo atėję namus. Aha, teliukų buvo. Va, ten turim biškį, kaip sakyt, svečių pėdsakų. Turim arbatėlės, kalutės. Ir laukia labai gražų orą turim. Artūras jau grįžo. Artūrai, kur buvai? Antrą dublį padariau, ble. Dublį tą. Didžią. Aha, okei. Čia buvo vandenukas dar. Užšalo. Mūsų vanduo nebeliko. Šagės. Vien žodžiu, buvo gaivu. Jis ne kaip termosas. Negote buvo šalta, bet šiaip buvo gaivu. Ką, Vidmanto išradimas naktį padaryti kažko irgi užšalo. Nu va, gražus rytas. Gražus šaltas rytas. Sniegas gurgžda. Senai taip buvau girdėjęs. Nu ką, rytinė procedūra. Einame vandens. Turim gražią upę. Kad nereikėtų tirpdyti sniego. Žymiai geresnė, greitesnė procedūra arbatos virimo gaunasi. Jinai pasakė, jinai išgyvenosi nieko presio. Jinai gyvose upėse maudėsi, sprantus, bet jam nietas, sprantus išeik atsistoti. Tai aš dėl to ir sakau, kad jinai jau stoti. Ir vėl sugrįžta, na, tai šitą, tai nupirko. Tak, šitininkai ir lūžys. Jo, biški čia jau lūžės. Vandens semimo ritualas. Dar žiūrį pagausiu, Sergej. Kaip upėta visą girdį. Keliatuką gražaus, turėtume šampano paskatą. Bet tai daugiau, kad čia viską miškinas. Matai, paplaunį irgi. Reikia ir pavažiuoti vieną kartą. Dainu to tegau, žinot. Vyksta pusryčiai, reikia nuimti arbatinukas. O ir Tūras čia kaip gražiai daro. Pažiūrėkime. Tai gėlytė. Nu, Pas mane kukliau, paprika, kopūstas. nu vat, ir liks podelių dar vienam girdė. Daugiau nekainų. Iškius visą, žinau. Ir sakiau, kiek. Indaplovė ten, taip? Vos liko. tą galą, tą nupjau galą šį suvalgysiu. Vyksta, kaip čia, sumuštinių ruošimo procedūra. Čia su jalapeno majonezu. Čia nieks nežino, ar čia majonezas, bet kažką. Vienu žodžiu, vidmų liepia imti ir valgyti. Tada čia va užvadintas kaip šitas daiktas. Šienas. Dešra be kalorijų. Dešra be kalorijų yra šienas. O va čia va bus desertas. Desertas tai yra va šitos va tekšė. Norvegiškai vadinasi hjemmelaget. Ane? Kas? Hjemmelaget? Hjemmelaget reiškia namuose gamintas. Ai, atsiprašau. Miltė. Milter yra šita uoga tekšė.
Nu, va, dar viena procedūra, be kurios kalnuose neina praeit. Tai labai geras dalykas. Kam daugiau, kam mažiau, bet Jo, pleistriukai. Bet vis tiek reikia pasiklijuoti. Čia dar ant viršos papildomą uždėjau, gal nebus blogiau. Ne, tikrai geriau. Nu, kažkaip, blėti. Pleistrai puslėms arba prieš puslės. Jo, prieš puslės gal čia. Klausyk, nebelaikas klijuoti pleistrą, kai jau puslė sumušta. Nu, gal ir taip, bet vis tiek padeda. Nu, tai padeda, jo. Ką, vyksta atbulinė procedūra palapinės griovimo. Sniegą reikia nuvalyti, koliukus ištraukti. Laukia, jeigu toks oras. Nu, apsikasa tik tai, jeigu vėjas pučia. Aha. Ir šitą, kad vėjas nepūstų ant galvos, neužpustytų ir miega šitame įlinde. Bet kiti, esi pats nesibandęs. Ne, aš nesu bandęs to. Aha, kiti tegul ir miega. Aš dar nesu ten. Tai yra brešas. Žinai, kaip nežmoniškai pamišyti. Vidmantai, čia panašu, kad tu lavonas liepi. Tai mes nesakysim, ką čia mes darome. Ar guminę moterį galbūt pasiėmęs? Gyventinė, girdi. Tokia turistinė. Na, Kelionių draugė. Aš sakau, ko taip sunku buvo vežti mane? pardės vis laiką. Reikėtų sugalvoti paimti šitą į kepurę padaryti ir įdėti ant po galo. Aš ten patys pakį, kur... Tai čia žinai, ką dirželį galima uždėti kažkaip. O dabar čia reikia atsekti, ne, patruputį? Nu, po vieną atsigilinti. Ai, iš kartai pasvyko. Užriniausia. Nu, blėt, ir tarakės graždė. Oi. Yra tiesos, bliacha, muša. O žiūrėkit, kokia duobė lygi. Bet kaip jis vakar čia dilį graždino. Nu tai brėžinius gavau. Projektą gavau. Viską. Bet žiūrėk, visiškai nežvilė, nes laiką būdavo minkštą įstovėti. O dabar čia žiūrėk, lygų, gražiu. Šakė. Ir ką? Žiūrėk, kiek čia pribėgiuota, girdi. Ruošia metų kursai, kur ruošia gelbėtojus, reiškia kalnuose. Ir ten vasarai, žiemai, supranti. Mažumėlę pajudėjom. Visai karšto pasidarė, teko išsirinkti. Nu, ką, ir gerai? Ką, gerai? Kalną karštą, Artūrai. Jo. Lietuvos vikingas. Aha. Kas pasakytų, kad čia lietuvė eina?
Nedelį pervažiavai kamerą. O, šitį kartą. Minutinė pertraukėlė. Jo. Sniegai mesk. O, įmes sniegą. Pasakė, prajuokime. Kastuvėlė, čia, Vidma. Nu, užkardė. Arba. Pasakė, prajuokime. Dabar galėtų kamerytę pasisipna. Filmo pabaiga.